Na štai. Tai kodėl kitos nagus reikia kirpti tik tai tiesiai? Paruošiau aš jums šiek tiek medžiagos, tuoj aš jums ją parodysiu, žiūrėkite. Na ką, tai dabar paaiškinsiu, kodėlgi mes tuos nagus visgi turim kirpti tiesiai ir ne kitaip. Tai štai, šičia yra mūsų natūralus nagiukas. Jisai realiai mes jį tokį matom iš viršaus, šiek tiek lenktą matom iš priekio. Realiai mūsų nagiukas yra toksai tiesus, lygiom kraštiniam visom. Dėl to mes turim nieko nekeisti ir jį kirpti tik tai tiesiai. Ir kasgi dabar nutinka, jeigu mes sugalvojam ir jį iškerpam kokį kampą, ar tenais ar apvalinam, ar iškerpam, praktiškai nėra skirtumo. Ar taip, ar taip. Ir kasgi jam tada nutinka? Pirmiausia, nuo vieno karto tai žinoma nieko nenutiks, nes jis gali kerpant ir nulūžti, nuskilti, ar netyčia nusikirpti, tai tikrai nieko, vienkartinai nieko jam nepakenksi, tik tiek, kad reikia prisižiūrėti, kad būtų teisingas kampas, kad jisai gražiai ataugtų lygiai, kad nesugalvotų jaukti. Jeigu tai darom nuolatos, tada mūsų odelės, kurios saugo mūsų šoninį nagą, šoną nago, jos pradeda augti aukščiau, saugodamos mūsų šitą kraštą nago, kadangi jos taip pagalvoja, kad dabar jau šičia nago, žodžiu, kraštas, ir jos pradeda jį lygiai taip pat apauga, ir jį saugo. Bet kame problema? Problema tame, kad jisai vis tiek mūsų, tas natūraliai nagiukas, jisai vis tiek auga tiesiai. Ir ką tai daro? Kad šitoj vietoj jau odelė yra užlipus aukštai, kieta, o nagas vis tiek auga tiesiai. Tai jau, manau, puikiai suprantat, kad šitom kampe mes turim uždegimą, nago įaugimą. Taip, čia tokia odelė. Ir mes jau turim nago įaugimą. Tai čia toks vienas dalykas. Antras dalykas, nagas, taip kerpamas, praranda savo natūralią formą, savo stabilumą, nes jisai šitaip yra stabilus, tvirtas ir saugo mus, žodžiu, nagas, odelės nuo visokiausių uždegimų, infekcijų, nuo smūgių. Ir mes jį, kaip pažeidžiam tą jo stabilumą, jisai praranda savo tvirtumą ir pradeda netgi suktis šitose vietose. Štai, keletas priežasčių. Dabar dar galiu vieną papasakosiu apie tai, kaip jeigu mes sugalvojam trumpinti, labai stipriai trumpinti nagus, nes tikrai būna pasitaiko, neleidžia žmonės užaugti nagui ir vėl trumpina. Ir kas tada gaunasi, kad žinoma ir šonai sujautrėja, pradeda augti aukščiau, kampai tiksliau, ir lygiai taip pat priekinis kraštas. Ir ką tai duoda? Parodysiu aš jums dabar iš šono tokiu atveju. Štai čia yra nagiukas, pirštas, ir mes turim štai tokią priekinę odelę. Taip. Ir žinoma, čia visur yra išpurtę, čia pakilę, čia dar būna susidaro tokia, tarkim, čia yra kauliukas, čia dar susidaro tokia ataugėlė kartais, kai kuriais atvejais, nuo spaudimo, nuo visokiausių paveikimų, kuri taip pat yra skaudama kai kuriais atvejais ir neleidžia nagui augti, neleidžia odelį atsistatyti. Tad štai. Ir beje, dar ir priekinis nago kraštas lygiai taip pat gali įaugti kaip ir kampai. Na, o jeigu visgi jūs jau turite šią problemą įsisenėjusią, tai nėra taip pat didelė problema
ją galima įveikti, yra tam skirtų būdų, kreipkitės į bet kurį pėdų priežiūros meistrą, jis tikrai pamokins, jums pagelbės nuauginti nagus sveikais ir padaryti taip, kad nesikartotų daugiau šita problema, kuri jūs taip vargina. Tad, prašom, rinkitės, kaip kirpsite nagus nuo šiandien.